Aptarsime svarbų uždavinį dirbtinio intelekto tematikoje, tai yra tikimybių naudojimas, naudojant žinias ir darant loginį išvedimą, kada mūsų taisyklės turi tam tikras tikimybės, tai yra jos yra tiesa, jos galioja tik su tam tikra tikimybė. Kaip mes elgiamės, kaip mes papildome savo taisyklės, tą loginį mąstymą su tikimybėmis. Imkime pavyzdį, mums gerai jau žinoma, sakykime pavyzdį, kada aš turiu 3 kintamuosius, galvos skausmas, gripas, temperatūra, labai paprasta sistema, gripo diagnozė, kai yra simptomai, temperatūra ir galvos skausmas. Ir, pavyzdžiui, taisyklė, jeigu aš sergu gripu, tai man skaudės galva, jinai negalioja 100% visais atvejais ir būtent dėl to mes priversti tokias taisyklės papildyti tikimybėmis ir tokiu būdu pakeisti savo loginio išvedimo mechanizmą. Tai yra loginio mąstymo mechanizmą, darant loginės išvadas iš tos dalykinės srities. Tam, kad galėtume atsakyti į bet kokį loginį klausimą iš mūsų dalykinės srities, kai yra arba nėra tam tikri stebėjimai, mums reikia visą laiką pradėti nuo pilno tikimybinio pasiskirstimo. Pilnas tikimybinis pasiskirstimas reiškia, kur aš išvardinu visus savo kintamuosius. Pavyzdžiui, čia mūsų galvos skausmas, temperatūra, ir L, pavyzdžiui, gripas liga. Čia būtų L, T, čia galvos skausmas, pavyzdžiui. Ir šita funkcija, pilnas tikimybinis pasiskirstimas, ją galima vizualizuoti tiesiog tokia lentelė, kur kiekvienai kintamojo reikšmiai aš parašau su kokia tikimybė prie kiekvieno kintamo, kiekvienos konkrečios reikšmės tas įvykis gali pasirodyti. Pavyzdžiui, su galvos skausmas ir temperatūra ir gripas su tikimybė 0,108. Kokia tikimybė, kad nėra gripo, nėra temperatūros ir nėra galvos skausmo? Tikimybė, žiūriu sankirtą, kur mano šitoje tikimybių lentelėje, kuris langelis atitinka šitą loginį sakinį ir matome 0,576. Ką daryti, kai pas mane yra klausime daugiau negu vienas kintamasis su konkrečiom reikšmėm? Tokiu atveju aš sumuoju per kelis kintamuosius. Jeigu mano klausimas yra galvos skausmas, kokia tikimybė, kad atsitiktinis pacientas turės galvos skausmą skųstis ir temperatūrą skųstis, reiškia, turiu 2 kintamuosius su konkrečiom reikšmėm true, tai aš einu į tą vietą lentelės, į tuos langelius, kuriuose mano loginis klausimas yra tiesa. Ir šiuo atveju aš paimu, galvos skausmas ir temperatūra. Tai šitas langelis galioja. Galvos skausmas ir temperatūra. Ir šitas langelis galioja. Ir tokiu būdu aš susumuoju šitus 2 langelius. Kuo pasižymė visa lentelė? Tai, kad susumavus visus langelius, aš gaunu vienetą. Reiškia, kokia tikimybė, kad bent kažkoks įvykis pasirodys, yra vienetą. Tai čia situacija, kaip mes atsakome į klausimus, tai vadinamus nesąlyginius klausimus, kai nėra jokių stebėjimų. Jeigu pas mane yra konkretūs stebėjimai, pavyzdžiui, žinau tiksliai, kad pacientas serga gripu. Tokiu atveju tai yra mano stebėjimas. Kas liečia šitą kintamąjį, čia jau dingsta tikimybės. Jeigu aš jau tiksliai žinau, tai reiškia dingsta tikimybės. Bet aš galiu vis tiek užduoti klausimą. O kokia tikimybė, kad pacientas, kuris tiksliai serga gripu, skųsis galvos skausmu? Tokiu atveju aš, norėdamas atsakyti į šitą klausimą, galvos skausmas, kai pas mane gripas, liga, tiesa, užrašomas kaip sąlyginė tikimybė. Šitas brūkšniukas vertikalus yra atskirimo ženklas, kur aš į dešinę pusę atskiriu tai, ką aš stebiu, mano stebėjimai, tai, ką aš žinau 100%, ir į kairę pusę aš užrašau loginį klausimą, tai kur panaudoju savo, į kurį aš noriu atsakyti. Žinome, dekompozicija, tai yra sąlyginės tikimybės dekompozicija, sako, kad aš galiu visą tokią tikimybę užrašyti. Tai reiškia pilną tikimybinį pasiskirstimą. P, G, L aš galiu užrašyti kaip P, G, kai duota L, padauginta iš P, L. Čia yra dekompozicija tikimybinio pasiskirstimo 2 kintamųjų. Tai kadangi mane domina šituo atveju šita dalis, tai P, L aš perkeliu į kitą pusę, tai mano vardiklis ir gaunu, ką mes vadinam Bayeso formulę, sakykime, sąlyginės tikimybės paskaičiavimą. Va čia
yra konkretus pavyzdys parodytas, aš tiesiog jį perskaitysiu ir paaiškinsiu dar kartą. Sąlyga, stebėjimas, galvos skausmas. Pacientas pasakė, man skauda galva, viskas, aš žinau tiksliai. Kokia tikimybė, kad jisai neserga gripu? Čia va, neserga gripu. Ne, čia yra operatorius ne, loginis priešais kintamai gripas, todėl toks užrašymas pagal konvenciją reiškia, kad neserga gripu. Kaip aš darau, pagal prieš tai rodytą mano formulę, aš tiesiog rašau pilnas tikiminis pasiskirstimas šitų dviejų kintamųjų, šitų dviejų dalių, čia jisai apjungtas loginio operatorių AND, o vardiklyje užrašyta būtent tai, kas yra mano dešiniai pusiai nuo logikos brūkšnelio. Tai yra tos atsarginės tikimybės stebėjimo atskirimo brūkšnelio. Tai, kas buvo prieš tai. Ir jau kadangi čia pas mane gauta dvi tikimybės, jos yra nesąlyginės, mes jau tą mokame daryti, eidami per pilno tikiminio pasiskirstimo lentelę ir sumuodami įvykių tikimybės, kur atitinkamas loginis sakinys yra tiesa, ir sudedame tuos skaičiukus ir gaunam pilną atsakymą 0,4 šiuo atveju. Tai čia būtų, kas liečia atsakymus, kai duotas pilnas tikiminis pasiskirstimas, bet kaip jau minėjom prieš tai galima taip atsakinėti, kai tų kintamųjų skaičius yra labai nedidelis, mes tokias lenteles galim sukonstruoti, bet jeigu turime praktikoje ypač didesnį kiekį kintamųjų, mums reikia biaso tinklų tam, kad mes sugebėtume atsakinėti į klausimus, kai turime daug kintamųjų. Ir kada, sakykime, užpildyti pilną tikiminio pasiskirstimo lentelę tampa praktiškai neįmanoma. Tam, kad suprasti biaso tinklų technologijas, atsidarykime sekančią nuorodą, sistema. Tai čia ir jos pavadinimas Bias Network Tool in the Browser. Tai yra mokymo tikslais parašyta sistema, kuri demonstruoja biaso tinklų, sakykime, technologijas. Ir čia reikėtų, norint gerai suprasti, kaip vis dėlto taip funkcionuoja, reikėtų, kad patys sukurtumėte bent kelis pavyzdžius tam tikros dalykinės srities, užpildytume, atliktumėte atsakymus į tam tikrus klausimus, kuriuos sugalvotume patys ir taip suprasite būtent visą šitą technologiją. Atsidarius šitą sistemą, aš trumpai pakomentuosiu, kaip viskas čia funkcionuoja. Galima panaudoti punktą meniu iš tos sistemos Use Toy Network. Ta ir padarykime. Išsirinkime, aš čia šiek tiek peržiūrėjau, yra keletą klasikinių pavyzdžių, kurie iš principo perkelti vėlgi iš vadovėlių, kur naudojama, sakykime, biaso tinklų metodai. Ir atsidarysiu aš pirmiausia, man atrodo, patį paprasčiausiai įmanomą pavyzdėlį ir jį pakomentuosiu, atsidarysiu kokį sudėtingesnį, kuris būtų aiškiau. Taigi, ką mesgi čia turime? Turime du kintamuosius. Pirmas kintamasis rūkymas, čia tikriausiai, ir antras kintamasis bronchitas. Reiškia, rūko, nerūko, konkretus žmogus serga, neserga, jisai bronchitu, du kintamieji. Kadangi yra priežastinis ryšys, mes žinome, kad jeigu žmogus rūko, yra tikrai kažkaip tikimybė turėtų padidėti jam ten susirgti bronchitu arba turėti to bronchito požymį. Norėdami tą pasakyti, mes brėžiame priežasties rodiklę, priežastinį ryšį, kuris sako, kad rūkymas, smauka, kintamasis, įtakoja kintamąjį bronchitas. Ir tokiu būdu nubrėžiam topologiją. Tai yra, nubrėžiam grafą ir turime būtent savo problemos grafas ir būtent nusako tą topologiją, iš kurios mes matome ryšius priežastinius ryšius tarp kintamųjų. Ko dar čia trūksta? Ogi trūksta tų pačių tikimybių, tai yra modelio parametrų užpildymo. Atsistokime, jeigu aš atsistosiu ant kintamojo smoker, matome, kad šitas kintamasis turi du parametrus, kuriuos aš galiu modifikuoti. Tai yra, jeigu žmogus rūko, tai yra čia taip reikėtų bendrai skaityti, kadangi kintamasis smoker, jis neįtakojamas jokių kitų kintamųjų reikšmėmis, tai čia pas mus yra, aišku, bus besąlyginės tikimybės ir jas tiesiog užpildom, kokia tikimybė atsitiktinai parinktas žmogus rūkys. Tai yra kintamasis smoker bus lygu 1. Ogi čia įvesta 0,3. Savo ruožtu automatiškai antras parametras jau pasiskaičiuoja automatiškai. Tikimybė, kad tas žmogus atsitiktinai parinktas nerūkys, tai bus vienetas minus 0,3 arba 0,7. Pamėginkime pakeisti. Ir kaip matome, kitas parametras pasikeičia automatiškai. Neigimas pasikeičia automatiškai. Užpildęs lygiai taip pat bronchitas. Tik tai jau čia matome lentelę šiek tiek sudėtingesnė, nes bronchitas yra kintamasis. Bronchitas yra įtakojamas kintamojo smoker. Todėl čia užpildoma jau sąlyginė tikimybė. Tai yra šitie parametrai
pildomi sekančiu būdu. Kokia tikimybė, kad žmogus turės bronchitą, jeigu jisai rūko? Tai yra, jeigu jisai rūko, būtent čia šitas, jeigu jisai rūko, čia vienetukas smoker, jo reikšmė vienetas, loginė reikšmė true, tikimybė 0,2. Kokia tikimybė, kažkoks žmogus turės bronchitą, jeigu jisai nerūko? 0 šito eilutėje. Ogi tikimybė 0,01. Matome, kad šita dalis pildosi automatiškai, nes jinai iš principo yra atitinkama eilutėje neįgimas prieš tai buvusio teiginio. Tai reiškia, čia kokia tikimybė, kad va čia smoker sąlyga, vienetukas jisai rūko, tai reiškia šičias tikimybė 0,8 reiškia, kad jisai neturės bronchito. Matome, kad 0,2 ir 0,8 susideda visą laiką, šitie du parametrai, jų reikšmės sudėjus, gaunasi vienetukas. Taigi, turėdami, jeigu kalbame apie BIOS tinklą kaip modelį, tai reiškia, kad mes visą laiką pirmiausia brėžiam grafą, kuris nusako priežastinius ryšius tarp kintamųjų ir tada ties kiekvienu grafo mazgu užpildome atitinkamą tikimybių lentelę. Jeigu kintamasis nepriklausomas, tai besąlyginės tikimybės tik tai surašome. Jei kintamasis turi priklausomybės, tokiu atveju užpildome sąlyginių tikimybių lentelę. Šitą lentelę mes paprastai galime iš duomenų analizės gauti tuos parametrus, arba iš ekspertinių žinių, sakykime, iš savo, pavadinkim taip, eksperto intuicijos, užpildyti šitą lentelę. Tokiu būdu pilnai užbaigiamas modelio konstravimas, iš principo užbaigiama sistemos kūrimas. Viskas. Sistema, galima sakyti, sukurta dirbtinio intelekto sistema, kuri dirbtų tam tikroje dalykinėje srityje, leistų atsakinėti įvairiausius klausimus dalykinėje srityje, jinai užbaigta. Įsijungia toliau loginio mąstymo mechanizmą. Yra įvairiausių būdų, kaip atlikti loginį išvedimą, naudojant BIOS tinklus. Toks pats intuityviai paprasčiausiai suprantamas, vadinasi pavyzdžių generavimo metodas. Angliškas terminas būtų toks, jeigu pasižiūrėt vadovėlyje, tai būtų sampling. Žodis sampling, jeigu tai model sampling, tai būtų reiškia pavyzdžių generavimas, kurie išplaukia iš to modelio. Kad būtų vėlgi abstrakčiai skambantys žodžiai aiškesni, paimkime šitą konkretų pavyzdį. Einame šičia ir matome sample from network. Reiškia, mes jau sukūrėme tinklą, mes įvedėme parametrus, dabar mes galime daryti sampling from network. Paspaudžiam punktą ir, pavyzdžiui, pasakykime, aš čia, kad būtų paaiškiau, 10 pavyzdžių. Run. Reiškia, ką padarė sistema. Jinai pasižiūrėjo iš tą modelį, pasižiūrėjo į tikimybės ir pamėgino, žiūrint į tas tikimybės, sugeneruoti pavyzdžius, atsitiktinius pavyzdžius, kurie automatiškai seka iš modelio parametrų. Kaip elgėsi sistema, aš tiesiog pamėginsiu pasakyti, kaip vyko tas algoritmas. Reiškia, pirmiausia, sistema pradeda nuo kintamojo, kuris neįtakojamas jokių kitų kintamųjų. Smoker. Pasižiūri šio kintamojo tikimybės. Pagal tas atitinkamas tikimybės metas, pavadinkim taip, monetą arba kauliuką su atitinkamom tikimybėm iškristi ten 0 vienetukui. Kaip jau tas kauliukas atsitiktinis skaičių generatorius iškrito, kokį skaičiuką jisai ten išmetė, šiuo atveju loginis kintamuosis, tai reiškia 0 ir vienetukas, tik tai, kad su skirtingom tikimybėm, įrašo, šiuo atveju atsitiktinių skaičių generatorius sugeneravo 0. Tada sistema, žinodama, fiksuoja šitą 0, skaito, kad jis jau duotas, eina prie kintamojo bronchitas, kuris aprašytas sąlyginėmis tikimybėmis, susiranda tikimybę ties bronchitu, tą lentelę, kurią mes matom, tą langelį, ties kuriuo smoker reikšmė yra 0, pasižiūri, kokia atitinkama tikimybė tenai ir sugeneruoja, paleidžia su tokia tikimybė atitiktinių skaičių generatorių ir mėgina sugeneruoti 0 arba vienetuką. Šiuo atveju iškrito irgi 0. Ir gavosi pirmas pavyzdys. Čia galima sakyti sugeneruotas duomenų pavyzdys. Lygiai taip pat atsitiktinai mėtant kauliukus arba monetas, su atitinkamom tikimybėm, kai aš sakau mėtant, tai reiškia, turiu omeny realiai, tai realizuojama iškviečiant atitinkamas programavimo kalbos biblioteką random, kurioje aš generuoju atsitiktinius skaičius. Aš generuoju tokius pavyzdžius ir čia mano 10 pavyzdžių. Turiu ir tai galiu žiūrėti kaip į duomenų lentelę. Turėdamas tokią duomenų lentelę, aš galiu atsakinėti, pamėginti atsakyti į tam tikrus klausimus. Pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad kažkoks žmogus
sirgs, rūkys, čia mano klausimas, jeigu jisai serga bronchitu. Reiškia, kokia tikimybė, kad čia bus vienetas, jeigu jisai serga bronchitu. Reiškia, čia pas mane sąlyga, čia yra mano klausimas, kokia tikimybė, kad jeigu jisai serga bronchitu, faktai duotas, bronchas lygu 1, jeigu duota čia faktai. Jeigu jisai serga. Tai pirmiausia, kaip aš atsakyčiau tokį klausimą? Aš eičiau per tas eilutes, kur pas mane vienetukas yra. Kur yra, reiškia, aš išsirenku, kadangi tas eilutes. Šiuo atveju taip jau gavosi, kad tai yra viena eilutė. Ir iš tų eilučių pasižiūrėčiau, o kiekgi atvejų susijusių, kurie rodytų, kad tas žmogus tenai rūko. Šiuo atveju pas mane, kadangi viena tik tai eilutė, kur yra bronchitas, tai čia joje matau, kad yra reikšmė taip pat vienetas, kadangi tai buvo mano klausimas, būtent smoker lygu 1, tai reiškia šiuo atveju tikimybė būtų vienetas atsakymas, toksai iš duomenų lentelės. Ir šitas būdas, kada aš einu per modelį, generuoju duomenų lentelę, pavyzdžių lentelę, ir paskui tiesiai iš lentelės, tiesiog darydamas paprasčiausią analizę, aš atsakinėju į klausimus, aš skaičiuoju taip vadinamas empirinės tikimybės, apytikslės tikimybės, bet jeigu pas mane didelės lentelės duomenų pakankamai, tai aš galiu pakankamai gauti tikslės tikimybės atsakinėdamas į savo klausimą. Kad visą tai būtų truputį dar aiškiau, panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Užsikraukime kokį nors garsų pavyzdį, pavyzdžiui, koks čia būtų burglary, reiškia kažko apiplėšimas ar dar kaip čia pavadintų. Turime 5 kintamuosius, kurie aprašo situaciją, sekančią situaciją, kad yra pas mane namuose įtaisyta signalizacija, jinai suveiks, nesuveiks, kintamasis alarm. Yra kintamasis įsilaužimas burglary į namus. Ir natūralu, kad jeigu įsilaužima į namus, yra tikimybė, kad suveiks signalizacija. Todėl brėžiame topologiškai rodiklę iš įsilaužimo į signalizaciją. Žemės drebėjimas yra tikimybė, kad taip pat išprovokuoja signalizaciją. Todėl brėžiame rodiklę iš žemės drebėjimo į signalizaciją. Todėl nedarom priešingai, suprantama, kad signalizacija tikrai neišauks žemės drebėjimo. Čia yra priežastis ir pasiekmė. Žinių inžinierius pagrindinis jo darbas, dalykinės srityje susigaudyti, kur yra esminė priežastis, o kur yra pasiekmė. Jei galima tą padaryti, naudojam Bayeso tinklo metodus. Jeigu pas mane suveikia namuose alarmas, yra tikimybė, kad mano kaimynas Jonas, John, paskambins ir aš tą įvykį užkoduoju kintamuoju John calls. Taip pat yra mano kaimynė Mary, kuri taip pat yra tikimybė, kad jinai paskambys man, jeigu namuose suveiks signalizacija, todėl aš brėžiu atitinkamą irgi priežastinį ryšį iš alarm į Mary calls. Kai aš turiu jau pilną grafą, tai yra aš matau topologinius ryšius tarp mano kintamųjų, man reikia užpildyti modelio parametrų. Burglary, įsilaužimas, nepriklausomas kintamasis, todėl jisai, kadangi tai loginis, tai čia iš principo vienas skaičiukas 0,001, reiškia tikimybė, kad įvyks įsilaužimas, priešingas įvykis atitinkamai bus priešinga tikimybė, iš vienetuko atimsiu, sakykime, 0,001 ir gausiu atitinkamai 0,999, kad nevyks įsilaužimo. Užpildau visus savo kintamuosius atitinkamai. Pradedu nuo nepriklausomų kintamųjų ir einu žemyn ir pildau. Alarm priklausomas nuo 2 įvykių, nuo burglary ir earthquake. Kiekvienas išvardinu visas įmanomas reikšmės šitų 2 kintamųjų, burglary and earthquake, ir užpildau atitinkamas sąlyginės tikimybės, naudodamas ekspertinės žinias arba duomenų analizę. Einu toliau. John calls priklauso tik nuo alarm, todėl užpildau vėlgi alarm reikšmiai, kai yra vienetas, ir alarm reikšmiai, tai yra signalizacija, kai yra 0. Kokia tikimybė, kad John paskambins kiekvienu atveju, tas pats su Mary. Priedamas užbaigiu modelį konstravimas, iš principo tuo būdu užbaigiama ekspertinė sistema, kuri naudoja Bayeso tinklo metodą. Galima atsakinėti įvairiausiais būdais, atskiroje dalyje, atskiroje sesijoje paminėsim tuos būdus, kaip tai daroma praktikoje, kokios bibliotekos naudojamas Python, C#. Yra visa eilė paketų, kurie tą daro pakankamai efektyviai. Čia yra mokamasis pavyzdys, todėl demonstruojamas labai paprastas būdas, kaip tą padaryti. Ir būdas yra sekantis. Kai turiu modelį, pirmiausia sugeneruoju duomenų lentelę ir tada iš tos duomenų lentelės atsakinėju į savo atitinkamus klausimus. Kaip aš tą darau?
sample from network, reiškia, sugeneruoju duomenų lentelę, tebūnie tai būtų pas mane čia, aš įvesiu 20 įrašų, aišku, čia aš galiu užfiksuoti, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, žemės drebėjimas, pavyzdžiui, tebūnie, čia kas pas mane, earthquake, yra jau žinomas, tai yra žemės drebėjimas įvyko, tiesa, aš galiu užfiksuoti tam tikrus savo stebėjimus, savo kintamuosius ir tokiu būdu, pavyzdžiui, ir mano kaimynas Mary paskambino. Lieka neapibriežti 3 kintamieji, kuriuos naudodamas aš galiu uždavinėti įvairiausius klausimus. Ir kaip tą daryti? Reiškia, aš užfiksuoju pirmiausia savo stebėjimus, ten, kur bus nenaudojamas atsinių skaičių generatorius, jie tiesiog bus užfiksuoti ir paleisti run pirmiausia. Man sugeneruoja 20 įvykių stebėjimų lentelę, jeigu pažiūrėsite Mary calls, aš užfiksavau, kad tai vienetas, todėl čia visur vienetukai. Ir žemės drebėjimas taip pat visur vienetukai užfiksuota. Ir buvo naudojamas atskirų skaičių generatorius, tik tai ties kitais likusiais 3 kintamaisiais. Ir dabar aš galiu atsakinėti į klausimus. Pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad jeigu įvyko žemės drebėjimas užfiksuota ir Merė paskambino, čia pas mane jau visur matote, visur vienetukai, tai yra kokia tikimybė, pavyzdžiui, kad buvo įsilaužimas į mano namus. Pas mane iš viso yra 20 įrašų, čia atsakinėjant į klausimą šitą naudojant duomenis. Aš tokiu būdu vardiklį rašau visus įvykius savo sistemoje, visus šiuo atveju, eilutės, kurie yra duomenų bazėje. Ir einu suskaičiuoju skaitiklyje būtent tas eilutės, tuos įvykius, kurie logiškai suderinami, tai reiškia su mano klausimu. Tai šiuo atveju ten, kur kadangi aš klausiu, kokia tikimybė, kad burglary yra vienetas, tai aš surandu, čia vienetas ir daugiau nėra. Ir čia rašau 1 iš 20. Reiškia tikimybė, kad įvyko įsilaužimas, kai įvyko žemės drebėjimas ir Merė paskambino, yra 1/20. Galima užduoti kitą klausimą, galbūt, kad būtų aiškiau, kokia tikimybė, kad signalizacija suveikė, kai žinau, kad Merė paskambino ir įvyko žemės drebėjimas. Aš einu tokiu atveju per vardiklis pas mane nesikeičia, o einu per tas duomenų lentelės eilutės, kurios logiškai suderinamos su mano loginiu klausimu ir skaičiuoju, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, reiškia 6/20 tikimybė, empirinė, reiškia apitikslė tikimybė, kad įvykus žemės drebėjimui ir paskambinus Merei, aš galiu daryti 6/20. Su tokia tikimybė galiu daryti prielaidą, kad pas mane suveikė signalizacija. Ar yra tiesa. Toks būdas vadinasi sampling būdas atsakinėjant į klausimus, kai pas mane aš turiu BIOS'o tinklą su nustatytais parametrais. Parametrai šiuo atveju yra ne kas kita kaip tikimybės. Ką dar galima pasakyti? Aš galiu, aišku, toliau papildyti, pavyzdžiui, aš galiu šiek tiek padaryti sudėtingesnį BIOS'o tinklą. Pirmiausia, aš paspaudęs galiu 2 kartus sukurti naują mazgą, galiu pakeisti pavadinimą to mazgo, kaip matote. Išsirinkęs galiu brėžti priežastinius ryšius nuo to mazgo ir daryti sudėtingą kažkokią tai topologiją. Atitinkamai, aišku, man reikės jau, kadangi kas pasikeitė. Pas mane, pavyzdžiui, John Calls turi 2 priklausomybės, alarm ir mano kintamai šiam pavyzdį AA, taigi matosi, man susigeneruoja nauja lentelė atitinkama sąlyginių tikimybių ir, aišku, man reikia modifikuotis, nes kas daroma pagal nutylėjimą, kad visi įvykiai yra vienodai galimi ir tokiu atveju visur čia užsipildo 0.5, o ekspertas turi modifikuoti, kad gautų realų tinklą. Taip aš galiu vėlgi sukurti naują tinklą, generuoti duomenis, iš duomenų atsakinėti įvairiausius klausimus. Tokį modelį paskui aš galiu eksportuoti atitinkamai arba pamėginti išsaugoti, bet aš nesu tikras, kad čia pilnai realizuotas tas funkcionalumas, todėl jums reikėtų atitinkamai padaryti ir laikyti tai daryti naršyklę arba išeksportuoti į atitinkamą nuotrauką ir jau atsiskaitimo metu pakomentuoti, parodyti savo sukonstruotą tinklą, pakomentuoti, kaip jūs galėjote atsakyti į įvairiausius klausimus. Čia yra mokomasis pavyzdys. Kitoje dalyje aš šiek tiek parodysiu, pademonstruosiu porą paketų C#, su Pythonu, kaip lygiai tokie patys dalykai daromi jau praktikoje, naudojant, sakykime, bibliotekas, ties kuriom buvo nemažai padirbėta įvairiausių programuotojų ir specialistų. Tai tiek, kas liečia trumpą įvadą
į tikimybių naudojimą loginio išvedimo sistemose. Ir tada antroje dalyje pakalbėsime detaliau apie kitas technologijas.